Ką tau padarė tas vyrukas, kad grasini mane kur nors įsiųsti, mama? Artık tanıyamıyorum seni. Bakalım ne Aš saklıyorsun? tavęs nebesuprantu. Bu ne böyle? Kas čia po galais? Kim bu çocuk? Kas šie vaikai? Jie vakarieniauja žiemos sode. Prašom. Vakarieniauja? Teşekkürler. Ačiū. Ne oluyor? Kas yra? Yine mi önüme Dar negalima valgyti? yiyeceksin? Laukiam dar kai ko. Da quel che vedo, Tiesą sakant, nebūtina laukti ponios Zaferos, kad pasirašytume sutartį. per firmare l'accordo. E non credo Akivaizdu, kad panelė Deva čia sia stata savo valia. tenuta qui con la forza. Vis tiek noriu jos palaukti. Kol ateis ponia Zafera, galim pasišnekėti su panelė Deva. Jos siela tokia pat graži kaip ir veidas. Kokį eskizą jie mums pasiūlys? Ką jisai sakė? Sakė, kad susipažino su tavimi ir jums nebereiks susitikti. Bir dakika. Pala, Sen onları tu jiems pasakei, kad çalışacak aš mısın? dirbsiu tau? O ką turėjau Bu pasakyti? gece eve Sakei, kad šį vakarą aš grįšiu namo. Tebūnie tai staigmena. Kol kas ji nenori sakyti. Bet mums labai smalsu. Gal ji galėtų pasakyti bent užuominą? Tuoj atsisakysiu sutarties. Ne oldu? Ne Kas diyor? yra, ką jisai sakė? Niye Kodėl tu sinirlendin pyksti? Jis derasi dėl kainos. Atvyko ilgai laukta viešnia. İpek? Korkma artık, tamam. Nesijaudink gerai. Nebijok, viskas baigta, mes tave pasiimsim. Seni almaya geldik. İpek, Tamam, ben vos kafayı neišprotėjau. Ben kafayı Vos neišprotėjau. Herkes Visi sakė, kad tu čia savo valia. söyledi. Ką? Yok öyle bir şey. Visai ne. Yok öyle bir şey. Tikrai ne. Jis mane privertė. Žinau, aš tuo nepatikėjau. Yemin ederim Netikėjau niekuo, net Armanu. inanmadım. Sakiau, kad čia kažkas ne taip. Armanu? Man garbė matyti tave savo namuose, ponia Zafera. Prašom. Juk nemanai, kad sėsiu prie tavo stalo ir valgysiu tavo patiekalus. Vakar šnekėjai labai užtikrintai. Sakei, kad Deva čia gyvena savo valia ir nori tau dirbti. Noriu, kad ji pati tą pasakytų. Eikš, išversk, ką pasakys panelė Deva.
Ji papasakos, ką jai padarė Gülcemalis. Korkma tamam mı? Nebijau, gerai? Anlat. Sakyk, o tuomet neždinsimės iš šių prakeiktų namų. Evet benim. Taip, jis mane privertė. Sì, mi aveva costretto. Ama artık kendi Bet dabar pono Gülcemalio namuose su savo valia. Però adesso rimango di mia volontà con lui. Saçmalama. Ką tu čia kalbi, Deva? Tamam Gülcem. Suprantu, jis tave įbaugino, bet sakyk tiesą, nebijok. İpek ben yetişkin. Ipek, aš suaugęs žmogus, aš nieko nebijau. Io sono una persona adulta. Non ho paura di nessuno. Gülcemal Su Bey. ponu Gülcemaliu gyvenu savo valia. Onunla Aš su juo dirbu. Tasarımlarını Ruošiu jam eskizus. Io sono qui di mia volontà, lavoro per lui e disegnerò per lui. Ne olursa olsun Kad ir kas nutiktų, nesitrauk nuo to vyruko. anlayacaksın. Tėti, ką tu kalbi? Orası Jo namuose tu saugiausia. Babacığım. Tėti, Hastasın. tu taip šneki, nes karščiuoji. hayır. Ne, Hayır. ne aš mąstau aiškiai. Bana inan. Jeigu tiki manim ir pasitiki, daryk, kaip sakau. Şu an Šiuo metu o adamın tu saugiausia to vyruko namuose. her yerden güvenli. Oradan Neik iš ten Ve bunu ir benim niekam istediğim nesakyk, kad tai mano kimseye patarimas. söylemeyeceksin. Yakında her şey. Tavo gyvenimas pasikeis. O zaman anlayacaksın. Galiausiai suprasi mane. Yazıklar olsun sana ya. Sana Kaip tau negėda, kaip tau negėda? ya hiç Pasakyk tiesą dėl mūsų tėvo. şu an Negali gyventi su žmogumi, kuris visiems linki blogo. bir dakika kalmaman gerekiyor. Ipek, İmza atarken Nori pamatyti, kaip pasirašom sutartį? Zafer anne pas mane atėjo mama Zafera ir žadėjo ištraukti mane iš ten. çıkaracağını. Ji davė man ginklą, kad galėčiau apsiginti. Sakın Net nebandyk. onu kullanma. Juk nenaudoji ginklo. Hayır tabii ki. Aišku, ne. Zafer Hanım. Nedaryk nieko, ką sako ponia Zafera. Ne? Ką? Asla. Jokių būdų ją nepasitikėk. Asla ona güvenme. Bildiğim Žinau, ką sakau. asla güvenme. Nepasitikėk ją. Buon appetito. Skanaus? Ačiū. Grazie. Ačiū. Skanaus. Afiyet olsun. Kaip suprantu, Deva su mumis nevažiuos? Jie negali. Gülcemalis ją kažkaip įkalbėjo. Iškart supratau, nes jis šnekėjo labai užtikrintai. Jie pasirašys sutartį su italų kompanija.
Atsiprašau. Su italų kompanija, kurioje aš akcininkė. Hanımefendi yıllardır siz... Pone, dirbu jums daug metų, Yanınızda her seferinde bet jūs böyle vis tiek mokat mane nustebinti. Şimdi Gülcemal sizin için. Tai Gülcemalis su Deva dirbs jums? Sizin için tasarlayacak. Ve maliyetini Ir manys, kad dirba italų įmonėj. İtalyanlara sattıklarını zannedecekler. Ama Bet iš size tiesų satmış dirbs olacak. jums. Būtent. Gerçekten. Tobulas sumanimas. Tiesą sakant, Gülcemalis protingas žmogus. Bet jis pamiršo, iš ko paveldėjo protą. Aš visuomet jį lenksiu bent vienu žingsniu. Šis vakaras kupinas staigmenų. Panašu, kad bus labai įdomu. Labai norėčiau pamatyti šitą spektaklį, bet... Važiuojam. Džiugu, kad pagaliau pasirašėm sutartį. Assolutamente. Na taip. Salute. Prašom, ponė. Sen neden Kodėl taip yaptın böyle bir şey? pasielgiai? Juk to ir norėjai. Todėl. Broli. Gülendam, Gülendam? ne oldu? Kas nutiko? Broli. Broli. Kızım ne oldu? Kas tau? Söylesene. Sakyk. Broli. Labai blogai. Ne oldu? Kas nutiko? Kūdikis sveikas. Sakyk, kas nutiko, nes mane ištiks infarktas. O herif bir Tas şey tipas tau ką nors padarė. Tai baisu. Sakyk, netylėk sesę. Gülendam. Gülendam? Mertai. Kaip jautiesi, dukrelė? Kas man nutiko? Nualpai. Nepameni? Nualpau. Gülendam. Gülendam? Mertas. Palauk. Kur eini? Mertas. Pala, sustok. Kas nutiko? Kur tu susiruošiai? Atėjo Mertas. Mano vyras atėjo manęs pasiimti. Šnekė apie Gülendam vyrą? Ne, Mertas mano sužadėtinis. Žinau, jis atėjo manęs pasiimti. Aš taip ir žinojau, kad jis manęs nepaliks. Žinojau, kad nepaliks. Ulan benim kardeşime... Mano sesuo buvo užpulta. Kur buvai tą akimirką? Ya be Ji galėjo netekti kūdikio.
galėjo būti nužudyta. Tuomet šnekėtume kitaip. Klausyk. Juk sakiau pasirūpinti mano seserim. Tavo svarbiausia pareiga ginti savo žmoną ir rūpintis, kad ji būtų laiminga. Gal nepameni, ką sakiau? Juk sakiau, kad jeigu iš jos akių išriedės bent ašara, iš tavo akių tekės kraujas. Pasakokit, kas nutiko. Gerai, ponia Gildžemali. Broli. Išėjau niekam nieko nepasakiusi. Mertas nežinojo. O sužinojęs iš karto atvažiavo į ligoninę. Prašau, nenervink manęs dar labiau. Ir taip siaubingai jaučiuosi. Kai čia kalba? O jeigu būtum sužalota? O jei būtum netekus kūdikio? Jiems nieko nenutiko, bet galėjo nutikti. Ačiū Dievui, viskas gerai. Galėjo nutikti. Tik nežinau, ar dėl to liūdėtum. Atsiprašau, bet tikrai nesuprantu, kuo mane kaltinat. Juk tai mano kūdikis. Nutilk. Pakaks kliedėt. Jo kūdikis? Broli, gana. Prašau. Prašau, juk nieko nenutiko. Mažylis gyvas ir sveikas. Koks mažylis? Ką jį čia kalba? Pala. Nurimk. Ateik čia, labai prašau. Eime pasišnekėti. Viską tau papasakosiu. Eime. Prašau. Nurimk. Eime. Jisai sakė, kad kūdikis jo. Gildžemalis. Iš pradžių atėmė iš manęs sužadėtinį. Tuomet sutokė jį su savo seserimi. Ne. Ne? Kas ne? Juk tai tiesa. Jisai sužalojo mano tėvą ir įkalino mane čia. Tuomet sudegino mano namus, kad neturėčiau kur grįžti. Gildžemalis pasakė, kad mano vyras negyvas. Dabar suprantu, ką jis norėjo pasakyti. Mano vyras nenužudytas, bet tai blogiau už mirtį. Jis buvo priverstas vesti Gildžemalio seserį. Tas tipas psichopatas. Jam teks už tai atsakyti. Gildžemalis nežinojo. Jeigu jis būtų žinojęs, kad Mertas tavo sužadėtinis, nebūtų atsivedęs tavęs į savo namus. Ko jis nežinojo? Ko nežinojo? Tikriausiai šaipotės iš manęs. Kalbate kažkokius niekus. Negi viskas, kas įvyko, buvo atsitiktinumas? Mano vyras dingo vestuvių išvakarėse. Vestuvių išvakarėse mano sužadėtinis dingo, o dabar paaiškėjo, kad jis Gildžemalio sesers vyras. Ar tai atsitiktinumas? Gülendam laukėsi. Juk girdėjai. Gildžemalis apie tai sužinojo avarijos dieną. Iki tol jis nepažinojo Merto ir nemąstė apie sesers vestuves. Prieš kiek mėnesių jį pastojo? Prieš 2. Sėskis.
Yavrum Mieloji, bak paklausyk. biliyorum. Žinau, kad tau sunku tuo patikėti. Ama Bet tavo sužadėtinis buvo su Gülendam dar prieš atvykstant Gülcemaliui. Dieve, kas man darosi? Kodėl aš taip kenčiu? Bak beni Paklausyk manęs. biliyorum. Žinau, kad pyksti. Turi tam teisę. Ama şimdi durmam Bet lazım. kol kas nieko nesakyk. Sakin olman Pirmiausia, nurimk. Gülcemal'e hiç Ir nieko nesakyk Gülcemaliui, gerai? hiçbir şey Nieko. değil Ko nesakyti? O alçak. Tas šunsnukis Yaptığı her atsakys už viską, ką padarė. Gülcemal Gülcemalis nužudys Mertą. Ne olursa Pagalvok olsun apie bir kūdikį. söz konusu. Sen Jeigu pasakysi Gülcemaliui tiesą, jis liks be tėvo. Negi tu to nori. ne yapayım? Ką man daryti? Tanımıyorum. Apsimesti, kad jo nepažįstu? Nişan Mano sužadėtinis. değil. Jo žmona ir aš gyvensime tame pačiame name? Yaşayacağız hep. Visiška nesąmonė. Bu evden Tu iš čia išeisi. sana Aš tau yardım padėsiu. edeceğim. Sana yardım Padėsiu. edeceğim. Tikrai? Sadece, Ar tikrai? sadece Tik bana duok biraz man zaman truputį ver. laiko. Gülcemal'e de Ir sakın nieko bir şey nesakyk deme. Gülcemaliui, gerai? Tamam. O ayaklanmış. Atsikėlė iš lovos. Daha iyi misin? Jautiesi geriau? İyi miyim? Taip, taip. Bir şeyim yok. Viskas gerai. Sen neden? Kodėl nualpai? Tansiyonum Tikriausiai kraujospūdis nukrito. İyiyim ama. Bet dabar viskas gerai. Hadi giyin üstüne. Renkis, nuvešiu tave į ligoninę. Yok, Ne, yok, hastane. ne, nereikia į ligoninę, jaučiuosi gerai. Yemekte. Nieko nevalgiai, todėl nusilpai. Tu teisus. Anacığım sen deva yap. Mama atnešk ją užkasti. Gerai. Sen de güzelce tu dinlen pailsėk. bari. Gelsene. Eikš, Gel otur. sėskis. Daha iyi misin? Ar geriau jautiesi? Gerçekten bizim için. Tikrai nerimauji dėl manęs. Bana ne yaptın? Juk matei, ką jie man padarė, Ama geri bet negrįžai. Evet. Taip. Şimdi Tai ne kodėl tu yapıyorsun čia? ki? Mertai, nurimk, nesinervink. Kaip galiu nesinervinti? Kaip? Deva su tuo psichopatu. Allah'ın belası o. Ta šunsnukis nuo pat pradžios viską žinojo. Her şeyin farkındaymış. Jam patinka Deva. Jis tyčia sutokė mane su savo seserim, kad palikčiau Devą. Ar jis tau liepė lipti į lovą? Tai buvo tik viena naktis. Tik viena naktis, ar ne? Susidėjus su moterimi, su kuria mažiausiai reikėjo susidėti. Tiek to. Praeities nepakeisim. Gülcemalis nežino, kad tu susižadėjęs su Deva. Aš įsitikinus, jeigu žinotų, neįsileistų mūsų į savo namus. Ką? Tai kodėl jis taip elgėsi? Nes nori mane pribaigti. Jis bando atimti iš manęs Devą. Ir nori mane sužlugdyti. Niye istiyor bunu yani? Sizinle Kodėl jis to nori? Kas tarp jūsų įvyko? Čia mano reikalas. Tai tu nori Devos ar ne? istiyorum. Noriu. Ya ne fark Koks eder? skirtumas, noriu ar nenoriu? Kaip atsimsiu Devą iš to psichopato? To tikrai nepadarysiu. Iki šiol nesupranti, ką aš tau sakau, ar ne? Siūlau tau ne tik Devą,
Siūlau tau užimti Güldžemalio vietą, Onun her şeyi. jei nori jo turto ir įtakos. Buna deva da Taip pat gausi devą. istemez. Nori? Ne yapmam Ką gerekiyor? turiu padaryti? Karını alıp Nueisi pas Güldžemalį kartu su savo žmona. hem deva Tegu deva tave gözünde pamato. olacak, hem de Taip benim pat o evdeki- praneši man, kas dedasi tuose namuose. Orada kuş Noriu žinoti kiekvieną smulkmeną. Al bu Imk šitą telefoną bana bununla ir skambink ulaşacaksın. tik juo. Senin için. Dėl tavęs. Karnındaki Suteik bebeğimiz. man dar vieną galimybę dėl mūsų kūdikio Ve bizim için bir şans daha ir vermek dėl istiyorum. mūsų abiejų. Teşekkür Ačiū. ederim. Ben teşekkür ederim. Ačiū sana. tau. Bana bir evlat Padovanosi vereceksin. man kūdikį. Ben sayende Tavo dėka sukursim šeimą. ilk defa bir aile sahibi olacağım. Ağlama. Net sakın. nebandyk verkt. Gözünden akın. Juk girdėjai, kad tavo brolis mane kankins dėl kiekvienos ašaros. Tu juokies? İlk defa bu Pirmą kartą matau, kaip tu juokies. Dinlenmek Mums reiktų pailsėti. Ben çiçek... Aš- sana ne Paimsiu tau çıkarayım? patalinę. Kur miegosiu? Koltuğa Ant bak, sofos. rahat Ji patogi, miegosi čia. Gece bir Jei yat, bus eğer nepatogu, rahat edemezsen. Sen mi orada miegosi olacaksın? lovui. Eikš, Yani madem jeigu birbirimize suteiksim bir vienas şans kitam verdiysek, galimybę, en tai azından bent beraber miegokim yaşamak kartu. istemez mi? Hadi gel. Ateik. Üstümüz Iš başımızı pradžių persirenkim ir įsikraukim daiktus. Ne üstü başı Liaukis, ya, ateik. gel böyle bir baştan Iš garip pradžių bus yürüyorsun keista, ama bet pamažu įprasi. Yavaş yavaş alışıyorsun. Gel, gel. Ateik, ateik. Gulti prie tavęs? Taip, ateik. Evet. Gerai. Nenusiaviau batų. Labadiena, ponė Zafera. Ar mano savo kambaryje? Ne, ponė, svetainiai. Ne oldu? Kas nutiko? İpek Kur nerede? İpek? Nuvažiavo pas savo tėvą. Ir? Ne Kas? Anlatmayacak Nepasakysi, mısın kas nutiko? İşte adamın Mes evine buvome gittim. Güldžemalio O namuose. adamın evine. Göreceğini İpek gördü. išvydo, ką duyacağını norėjo duydu. išvysti Konuyu ir pagaliau nutilo. Sen de ir tu nurimk. kapatacaksın. O adamdan Laikykis da atokiau o nuo to evden žmogaus de ir nuo jo uzak namų. duracaksın. Durmazsan. O jei nepaklusiu? Armanai, Beynin nebandyk mano kantrybės. Tarkim, neklausysiu tavęs, ką darysi? Tabii. Na žinoma, įsiūsi mane kur nors toli kaip visuomet. Hep yaptığın gibi. Gerekirse Jeigu prireiks, taip. Bir ya. Bir tane. Turi vieną vienintelį sūnų. Yani varım Sakai, yoğum kad aš tau demiştim. brangiausias. Ama yıllarca Bet išsiuntei mane į užsienį daugybę metų. Visą vaikystę ilgėjausi mamos. Norėjau tau suteikti geriausią įsilavinimą. Man reikėjo ne išsilavinimo, o mamos. Yok anne. Ne, mama, taip negalima. Artık olmaz. Yıllarca... Nežinau, kodėl ir nuo ko mane slėpiai. Ama Bet aš nebe vaikas. Aš užaugau. Büyüdüm ben. Aš čia Buradayım. ir niekur nebėgsiu. Kaçmak yok. Neišvyksiu. Gitmek yok. Ką tu čia kalbi? Kimse bana Niekas neprivers manęs daryti to, ko nenoriu. Buna sen de dahilsin. Tu taip pat. Ancak Aš pats ben spręsiu, istersen. ką daryti. Armanai, Arman Armanai. İnanamıyorum Sunku ya. patikėti. Resmen karşıma Ji sakė, kad tą daro savo valia. Ir Ir dar kurs eskizus ponui Güldžemaliui.
Tėti, kas įtikino Devą gyventi su tuo psichopatu? Aš Ką? liepiau Devai likti jo namuose. Dabar jis saugiausias su Gülcemaliu. Ji padarė taip, kaip sakiau. Tėti, nešnekėk nesąmonių. Aš netikiu tavim. Tu neaiškiai mastai. Juk supranti? Deva nedvėjodama manęs paklausė. Liepiau jai ten likti ir ji tai padarė. O mano tikra duktė manęs neklauso, ar ne? Ne, kodėl taip sakai? Nesakyk šitaip. Aišku, klausau tavęs, tėti. Bet aš nieko nesuprantu. Daugiau nieko neklausinėk. Sužinosi, kai ateis laikas. Gülenda, kūdikis juk mano. Gülcemalis nežinojo. Jis nužudys Mertą. Aš jį nužudysiu. Tai neišvengiama. Sakydamas nužudysiu, neketinu jo nušauti ar nudurti, visai ne. Nužudysiu jį savo mintise. Pamiršiu jį. Ir jis pranyks visiems laikams. Nes išblėsus meiliai miršta žmogaus siela. Skaitei knygą Mano gražusis apelsinmedis. Skaičiau ją būdama 10. Tikėjau kiekvienu žodžiu. Kol ką nors mylėsi, tol jis gyvens. Kol mylėsiu savo mamą, tol mano mama bus gyva. Benim annem hayatta olacak, benim annem yaşıyor olacak. O yüzden Kad ir kaip ant jos pykstu, kızsam da ona, ne kadar kad ir kaip įsižeidžiau, onu sevmek nė akimirkai nenustojau jos mylėti. Mes labai panašus. Aš skaičiau šią knygą būdamas 14 kolonijoje. Kolonijoje? Ten nėra ką veikti. Geriausia skaityti. Tai tą ir dariau. Perskaičiau visas knygas, kurias turėjau. Vieną paėmiau iš kolonijos bibliotekos. Būtent čia. Man patinka ši ištrauka. Dabar suprantu, kas yra skausmas. Skausmas tai nesumušimas iki sąmonės netekimo. Net peiliu subadytas ar peršautas pilvas. Didžiausias skausmas tai širdgėla. Tai mirtis vienatvei, niekam neatskleidus savo paslapčių. Tas skausmas mus verčia sapnuoti košmarus. Štai ir viskas. Pasakojimas apie skausmą. Apie skausmą, kuris mus kankina. Šią ištrauką skaičiau ne kartą. Norėjau nusižudyti, niekam neatskleidęs savo paslapties. Norėjau, bet neišdrįsau. Neišdrįsau. Likimas tave vertė žudytis ir niekam neatskleisti savo paslapties. Kodėl jis toks žiaurus? Mano likimas baisesnis už mirtį. Jis negailestingas, gražuolė. Už ką tu atsidūrei kolonijoje?
Kodėl 2 valandas ašarojai? Yanlış anlamışsın. Tau pasirodė, nešarojau. Anlıyordum ben. Gerai, tebūnie. Tebūnie. Biraz daha Paskaityk dar. Štai ką ji pasakė. Nebenoriu su tavim skirtis. Klausi, kodėl? Todėl, kad tu nuostabiausias žmogus pasaulyje. Kai tu šalia, aš saugi. Tavo veidas švyti iš laimės. Deva padegė savo kambarį, o jis jos net nenubaudė. Jeigu kas paklaustų, sakyčiau, kad jis įsimylėjo. Įsimylėjo? Ponas Gülcemalis įsimylėjo? Pakaks aukštiniekos. Užkask bent truputį, nebadauk. Tavo kūdikiui reikalingi vitaminai. Suvalgyk riešutų. Kas yra? Kodėl jūs tokia liūdna? Kaip tu? Viskas gerai. Tik truputį pykina. Kaip negerai? Aš 3 mėnesius nieko nevalgiau. Dėl manęs? Dėl tavęs. Bet paskui paėmiau tave ant rankų ir viską pamiršau, mieloji. Gražuolė mano. Kai paimsi mažylį ant rankų, pasijusi geriau. Iškart atsigausi. O nėštumo laikotarpiu normalu šitaip jaustis, ar ne? Taip. Sėdėk, sėdėk. Pasakyk, ką tau paduoti. Pasivaikščiosiu ir pasijusiu geriau. Pažiūrėsiu, ką veikia Mertas. Viešpatie. Ką daryti? Deva. Deva.